Sveiki, mėly tėveliai. Atėjo rugsėjo 1. Puiki, graži šventė, kuri suteiks naujų potyrių ne tik jums, bet ir jūsų mažiausiems, kurie pradės galbūt naują kelią, eidami į darželį, o kai kurie jau į aukštesnę 1 ar vyresnių vaikų klasę. Ne tik jums, bet ir jiems kils daug naujų iššūkių, kiekvienas turi savo lūkesčius ir numatymą, ką norės pasiekti iš ugdymo įstaigos. Be abejo, patirs tiek džiugių, tiek šiek tiek ir neigiamų dalykų, tačiau to nereikia išsigąsti. Mažesni vaikai gali labiau nerimauti, tad vertėtų atkreipti dėmesį, kaip jie jaučiasi ir padėti jiems nusiraminti. Tai galbūt padėtų aplinkos parodymas, aplankymas darželio grupės, pasivaikščiojimas po teritoriją, pakalbėjimas ar piešinys apie tai, ką jie veiks darželyje. Žinoma, šiai dienai, atsižvelgiant į situaciją šalyje, jums tėvai nebus leidžiama turbūt ilgai užsibūti su mažaisiais darželio grupėje juos nuvedus, tad teks išgyventi ir jums patiriamą nerimą, kaip jiems sekasi paliktiems vieniems. Tačiau linkiu išlikti ramiems ir nepergyventi, pasitikėti auklėtojomis, akcentuoti vaikams, kad jie neliūdėtų, neverktų, o kaip tik dėmesį skirti tokioms frazėms kaip tau bus smagu, bus užduotėlių, bus kitų vaikų ir draugų. Tikrai turėtų adaptacija praeiti sėkmingai, kai jie jaus ir jūsų stiprybę ir paramą. Vyresni vaikai tikėtina jausis daug drąsiau. Leiskite jiems patirti, pažinti, įgyti savarankiškumą, jei tai yra saugu. Gal gali vaikai ir patys nukeliauti į mokyklą, nebūtina juos vežti. Jūsų tėvų užduotis su vyresniais vaikais galėtų būti daugiau pasikalbėti apie tai, ką jie patyrė, ką jie jautė naujoj savo klasiai, susitikę seniai matytus draugus, o gal tai yra visiškai jam nežinomi žmonės. Būtų naudinga aptarti vaiko jausmus, kilusį nerimą, stresą, galbūt jam patarti, o kaip jis galėtų savo padėti arba kreiptis pagalbos, jeigu jam tą dieną išbūti yra per sunku. Linkiu rugsėjo 1 pasiruošti taip, kad nauja mokslo metų pradžia skambėtų ne kaip bauginanti būsima grėsmė vaikui, o kaip naujas, jaudinantis ir žavintis iššūkis. Tam tikrai galite pagelbėti jūs, tiesiog su vaiku kalbėdamiesi. Linkiu sėkmės.